Esame jau Maldyvuose. Taigi, sveiki atvykę į naują video vlogą. Paskutinis vlogas baigėsi Dubajui, jisai tęsiasi toliau. Iš Dubajaus skrisime į Maldyvus. Esam dabar čia viešbutį ir už 2 ar 3 valandų keliausime į oro uostą ir skrisime su Dubajaus oro linijom ir atsirasime už 4 valandų Maldyvuose. Tai paskutinį kartą galima pažiūrėti šitą vaizdą ir keliaujame. Taigi, esame jau Maldyvuose ir dabar keliaujame į Seaplane ir užtruksim 5 minutės dar papildomai, kol skrisim iki mūsų lokacijos, tai yra iki mūsų viešbučio. Mano bucket listas yra su kuo keistesniais lėktuvais skristi. Skridom Afrikoje, ten kur vapšė vienas tik tai propeleris sukasi. Dabar, šitas irgi atrodo ganėtinai įdomiai. Pažiūrėsim, kuo čia baigsis. Kažkaip pilotas su šortais nepatikimai, man atrodo. Basi? Žodžiu, transferis tipo vienam žmogui pirmyn atgal suskraidyti, 5 minučių skrydis 600 €. Tai čia maždaug tiek, kiek galima su Indigo iš Dubajaus į čia atskristi, dar pigiau. Su Indigo, manau, iš vis 105 € pirmyn atgal suskraidyti. Tai karočią iš Dubajaus į Mumbajų, iš Mumbajaus į Maldyvus ir tada lygiai taip pat atgal skrendi. Tai gaunasi apie 105 €. Bet mes, aišku, kadangi truputėlį pasiturintis, mūsų remia Kripto Lietuva, tai mes jau leidom skristi su Fly Dubai. Mokėjom štuką 400 suka. Bet buvo beveik tuščias lėktuvas, tai pisom į sapną. Tikrai pilnų ūgių negaliu atsisėsti. Au. Thank you. Toks vat vaibelis. Good afternoon. Welcome to Buenpekura Dubai. Thank you very much for choosing us. Our team of hosts will take you shortly. Taigi atvykome į Maldyvų palatą. Ką mes čia turime, įeinam, turim tokį dugną, kad matytųsi viskas. Toksai vaizdelis, žinoma, pro langą. Dar išeisim į lauką, Čia gali išsimaudyti, čia irgi išeiti gali, čia tūlikai, visa kita. Bet šitie smulkus dalykai, manau, nėra labai aktualūs. Tai gal aš geriau iš karto jums parodysiu, po ko visi čia ir važiuoja. Tai būtent šito vaizdo. Išeini ir matai tokį skaidrų vandenį. Yra dar čia toksai kaip baseiniukas. Vanduo tai vėsus. Tada čia gali praeiti. Ką čia turime? Turime tinklą pagulėti, jeigu nori. Gali čia eiti į baliuką. Čia dušiukas, jeigu ką. Čia matote gal kambarį ir vėl mes grįžtumėm ten, kur buvom. Pažiūrėsim, kiek čia galima išspausti kontento, nes čia vis dėlto yra sala, čia labai daugiau varo visi pailsėti, kažką švęsti, tai nežinau, kiek išspausim kontento, bet aš pasiruošęs pavaryti maksimumą, išspausti maksimumą. Karočią galvoju, atvariau, tai pavarau po myšių, gal nežinau, dar kokį rudžyną įstumsiu. Sakiau, nerodysiu čia tuliko, įeinu aš čia į vidų. Čia kaip čia suprast. Čia tulikas, čia vanduo. Čia kas dušas. Jo, čia dušas, tai ne. Ką žinau, tipo tema, bet biškai nejasna. Taigi, sveiki. Antra diena Maldyvuose. Prasieisim iki paplūdimio, nors turime čia mes baseiną, ne baseiną, tą patį ką paplūdimį, bet prasieisim, pafilmuosim kažką, literaliai neįsivaizduoju, ką galima čia Maldyvuose, kokį video vlogą galima susukti, nes literaliai nelabai yra, ką čia, čia grinai, atsikeli baseinas, valgai baseinas, pavalgai baseinas ir eini miegoti. Bet gal į kokį šou nuvarysim, planuom varyti, daivinti su ta visa Tanaro apranga. Tenai nemanau, kad kontento bus galima padaryti, nebent ten, nežinau, kažkaip stebuklingai su GoPro ar su kažkuo tave pafilmuoja, tai tada būtų žiauriai nice, very cool. Jo, ir einam, pasižiūrėsim, parodysim čia truputėlį tos salos. Eisiu kaip vietinis, nes čia vietiniai čia, kurie žmonės dirba, visi basi vaikšto. Tai aš irgi eisiu basas, tikiuosi nieko neatsitiks. Ir šiandienos tikslas sugauti nors vieną Pokemoną. Į kelionę vėl, tai keliaujam iki paplūdimio, čia yra netoli. Čia tie namukai vadinamieji Maldyvų, kur po 10 štukų.
Tai vienintelis minusas, kad dainų basas, tai žiauriai karšta ir nežinau, kaip jie čia basivaikšto. Ir dar tik tai, kai išėjom, sako, man mergytė, sako, man, aš taip bijočiau čia rakštį, ko neišsivalyti. Blet, mano pirma mintis, tai grinui, blet, rakštį, dabar tik tu man sakai. O čia valytojai, perškom į kitą temą, valytojai. Bet pažiūrėk, jie su šliopansais vaikšto ir į chatą tik basi įeina. Žodžiu, jie su dviračiais ir su šliopkėm. Bet aš vakar mačiau, kai iš chatos bakriukas išėjo basas ir tipo valytojas ir mes pradėjom diskutuoti, tipo, jie čia basi vaikšto, nes tipo, jeigu tu ateini su tapkėm ir nusiemi tapkės, žinai, kai vaikštai po namus, kai valai, kad tipo, neišpurvint namų, tai koks tada tolkas, karočiai, išeiti iš namų ir pist basam kažkur ir tada atgali chatą. Nes vis tiek išpurvinsi. O čia dabar koks vaizdas, ką tu ką? Ir va čia jie su to mašinytėm laksto. Rakšti, ne. Ir žodžiu atėjom. Blet, jaučiu vasmėlis, ne? Ne. Tai ir va ir atėjom į lokaciją. Oi, kaip gerai, atgerai. Nu tai, čia jaučiu didžiausią pramogą, kokią galima padaryti. Va taip, čia įsivelti. Nežinau, pažiūrėsim, ką dar galima pažiūrėti, bet einam pasivaikščiosim truputį. Va, Pokemonas. Čia medūza. Pajudink. Jo, blet, kad pisto elektrošoką man. Sako, pajudink medūzą, kad pisto elektrošoką man. Radai Pokemoną? Žiūrėk. Pokemon gonna catch 'em all. Va, Pokemonas slepiasi viduj. Bet aš jam negadinčiau vaibą. Oi, sugadinau vaibą vis tiek. Kurva, norėjau padėti. Aš jam padėsiu, karočiai, į kalną užlipti. Arba aš jam netrukdysiu, ir jis gyvena. Atsiprašau, ponė Pokemonė. Einam link supinių, tai va, supinės yra, einam link supinių. Ir pažiūrėsim tai, jeigu ką, susitiksime kitoj lokacijai, kitoj vietoj. Pasiekėm savo tikslą, supinės. Ten chatos. Čia taip irgi vilos. Bet šitos daug pigesnės negu vatos, va, kur ant vandens. O taip tai, nu, vat Maldyvai, čia toks vaibas, kaip tipo turėtum privačią salą. Tiesiog gyveni, va, pizdėlinį, atsikeli, pavalgai, atgalinį karočią, vėl į balą kažką. Dabar hateliai, halatėliai, palatėliai, pisiu Red Bullį. Red Bullis čia kainuoja 10 eurų Red Bullis kainuoja. Tiek, kiek už aliuką brangiau žodžiu. Bet aliuko nėra, tai pisiu Red Bullį, ką padarysi. Atsidarai palatėlę, opa, išlendi. Žodžiu, gyveni gyvenimą. Tinklas yra, va. Tinklas, bet tinklo tai kažkoks man biški keistas vaibas, nes ką man to tinklo gultis, jeigu, nu, tipo, po to ant nugaras bus ten, blet, kryžiuką nuliuką bus galima žaisti. Čia jau nusileisti gali. Ir einu iš Red Bullį ir varau pačilint ant saulės, tikiuosi širdelė ne sustos. Taigi varam į restoraną pagrindinį dabar, pakramtyt kažką, tai surinko mūsų Mr. Buggy ir vekiam. Čia matote japonų restoraną. Kaip gražiai atrodo, realiai. Labai gražiai atrodo. Plaukus kaip kedena vėjuką. Kaip atstau. Įlėkėm į Karakaro zoną. O, iš karto atvarėm pavalgę dabar. Visą kitą, nu, žodžiu. Maistas, tai taip gal europietiškas. Kur visur yra, kur ir kokį restoraną, ne restoraną, bet kur ir kur nuvarytum, tas pats yra. Bet vaizdo tokio nėra. Tai labai gražu, blet, su tom tapkėm čia man per tas smėlį eiti biški filmą. Gerai, truputėlį dabar papasakosiu. Tipo, čia galima pasiimti viskas įskaičiuota, tai žmogui prisideda prie sumos 300 eurų už vieną naktį. Dolerių. Čia viskas doleriais, ne eurais, atsiprašau. Prisideda 300 dolerių ir gauni tada viskas įskaičiuota, nes šiaip jeigu mes asmeniškai neėmėm viskas įskaičiuota, nes mes paskaičiavom, kad mes tiek nesuvalgom maisto. Nu, žodžiu, mes neėmėm viskas įskaičiuota. Čia galite matyti kainas. 2,8. Burgeriai irgi čia po 3,5 eurų, bet kodėl mes neėmėm viskas įskaičiuota, tai dėl to, nes pirmas dalykas kokteilių neneša į kambarį, čia yra pagrindinis dalykas, ir antras dalykas, per dieną gali išgerti kambarį būdamas tik 4 alaus. Nu tai visiškai nevarkė. O šiaip paliukas 10 eurų. Nu tai kainos čia tikrai ganėtinai didelės, bet nu kaip ir sakiau, jeigu jūs, pavyzdžiui, nesat heavy eateriai, tokie, pavyzdžiui, kaip mes, kur taip, va, pizzą įpisi ir pavalgai, nu tai jums nemanau, kad ir reikia. Viskas yra įskaičiuota.
Aišku, čia yra kiekvieno asmeninė nuomonė. Kainos tokios yra vien tik tai dėl to, nes čia saloj, čia nėra kitokio tipo būna, tipo, kaip pakramtyti, nėra kito varianto, tai jie čia gerai sugalvoja. Kokteilį tai tiek, kad Dubajų kainuoja, aš galiu pasakyti. Realiai, šiaip apskritai, tipo, čia atvarius po Dubajaus, tai mes kadangi buvom apsistoję ganėtinai brangiuose viešbučiuose, tai čia kainos galima sakyti lygiai tokios pačios kaip geram Dubajaus viešbutį. Kokteiliai tiek pat kainuoja, gal net kai kurie kokteiliai pigiau kainuoja negu Dubajui. Rytoj varysim į divingą, pysim po vandeniu, nežinau, tikiuosi, bet jaučiu, nemanau, kad bus ten koks su GoPro dar kažką kur filmuos, bet jeigu bus, tai įdėsiu kontento. O daugiau, tipo, Maldyvai tai grinai čia užsimesti čeką, kad buvai literaliai žiauru. Ar kartočiau? Jaučiu kartočiau, bet tipo, ten kokius 3-4 mėnesius niekur nevarai ir nori pailsėti ir tada atvarai grinai pailsėti. Keliaujam link lokacijos į diving centrą. Žuvis divingo jokio nereikia. Grįžome, buvo idealu, puiku, nuostabu. Daug ryklių, literaliai ko nesitikėjau, kad tai buvo labai daug ryklių, gal kokius 6 ryklius matėm, vienas taip priplaukė. Pažiūrėjau, karočią ir nuplaukė. Tai jau galvojau, viskas reikės instruktorių ant mėsos mesti, nes jie čia visi tokie mažiukai, karočią, tai kaip bambos man, biškiai aukštesni. Tai gal instruktorių reikės mesti ant mėsos ir karočią mauti iš ten. Divingas vienam žmogui galima taip grubiai paėmus $300. O aš laukiu spageti bolonezą, geriu aliuką už 10 eurų, mėgaujuos pizdanės, nesimėgaut aliukų už 10 eurų, tai yra nusikaltimas. Labas rytas, šiandieną iš kontento pusės floating breakfast, 100 eurų. Kai pusės čia nemokai man įskaičiu. Pysim šaiką extreme contento. Arba keisim kamerą, ble, tikiuosi, kad kontentas nesproksina. Ova. Muhamedas Ali, ble. Paskutinį kartą tai taip darė Meksikoje, čiut nepaskendau. Bet užtat kaip gražu čia. Tai kaip gražu, karočiui. Ten atvežė bedarbius dirbti. Tiek, kad čia galiu parodyti, kas po palatą gero. Nupuvę, bet tai čia tipo. Nemanau, kad apsaugos tokį dalyką, nes čia visur tas surus vanduo, tai tipo. Lipam lauko, šiandieną vakare varysim vagių valgyti. Prabangiausios mėsytės kokios čia, ble, tik yra. Antryšio šaika, antryšio. Nežinau, kiek valandų dabar, bet čia prasideda uraganas. Paskutiniom dienom prasideda uraganas. Taip, čia lyja, pizda, čia yra nežmoniška, čia uraganas, čia aš nežinau, ar aš išgyvensiu. Nauja diena, iššūkių naujų nėra, nes čia literaliai nėra ką veikti. Rytoj skrendam į Dubajų, Dubajų pabūsim 2 naktis ir skrisime į Singapūrą. Tai Dubajų turbūt nieko nenufilmuosiu. O Maldyvai, tai jeigu jums atrodo, kad oi čia mažai parodė ar dar kažką, tai daugiau literaliai nėra ką ir parodyti čia. Chata, bala, bičias. Jie atsidarai, eini į balą, viskas. Grinai, jeigu planuojat čia varyti, 5 naktis yra čia per akis ir susitiksime kitam video vlogė, o kitas video vlogas bus iš kur? Singapūro!